Kartą gyveno mama su 2 dukrom. Vieną gražią dieną vyresnioji dukra paprašė mamos atiduoti savo palikimo dalį. Mama, ar galiu aš atgauti savo palikimo dalį? O kam tau, Gabrielė? Aš esu pakankamai suaugus, aš noriu su savimi pati gyventi. Gerai, štai imk, bet greičiau neišvaistyk. Gerai, iki. Ate. Išėjus iš namų, Gabrielė iššvaistė visus mamos pinigus, puotoms ir linksmybėms su draugais. Gerai, pašėlom. Kitą rytą atsikėlusi prie ežero, Gabrielė pamatė, kad nieko neturi. Nei draugų, nei pinigų, visiškai viena. Kur mano pinigai? Kur mano draugai? Kur viskas? Gabrielė nusprendė ieškoti pagalbos ir pamatė pirmąjį namą ir ten užsuko. Labą dieną, aš neturiu nei pinigų, nei namo. Galit man kažkuo padėti? Gerai, bet būsi nebent tarnai. Gerai, sutinku. Gabrielė sunkiai dirbo pono dvare. Greičiau dirbk. Ne ten skini. Nuskink pirmą ten. Sunkiai dirbusi pono dvare, Gabrielė nusprendė, kad reikia atsiprašyti mamos ir grįžti namo, nes ten ji yra geriausia. Gabrielė ilgai keliavo atgal namo ir galvojo, kaip reikės atsiprašyti mamos. Kas ten? Čia aš, tavo sesė, grįžau namo. Mama, sesė sugrįžo! Labas, mama, atleis man, kad aš išaukojau visus pinigus, kuriuos man davėjai. Stokis, aš tau atleidžiu. O dabar švęskime puotą, nes mano dukra grįžo. Jau galim pradėti? Bet pirmą eilės malonė, ne? Pirmą eilės malonė. Numeris 2, knygutės. Numeris 2, giesmė numeris 2. Ne, numeris 2. Mama, man knygelę. Įmonė. Šitą mokį mintinai man dainavai šitą. Kokią? Tu turi jokio